Labą rytą, bičiuliai. Sveiki. Sveika, Žilvi. Sveikas, Tadai. Senai matėmės. Senokai. Vasarą tik praeitą negaudėm. Matėmės nesenai, bet žvejojom tai senokai. Žvejojom senokai. Tai šiandien atsibeldėm į slaptą upę X. Nieks nežino, nieks nebuvęs. Jo, nieks nežino, nieks nebuvęs ir planas raudonžuvę. Šlakį bandysim surasti. Jo, turim tokį ramų orą, biški rūkas neramina mus, bet girdėjom, kad pasigauna, patys buvom senokai šitą žuvį žvejot. Aš buvau tai turbūt sausio 3, kas mane sekat, matėt video, tu buvai šiemet išlindęs? Buvau porą kartų pasižvalgyti. Bet tai pasižvalgyti tik tai. Nu tai va, tai realiai mano antra žvejyba, bet tokia pavasarinė šiemet, Žilvio iš viso, ne? Nu, galima tokia, sakyti, pirma. rimtesnė tokia jo. Tai bandysim kažką suvilioti, kažką parodyti, jeigu pavyks. O čia jau vanduo burbuliuoja už nugaros, jau atrodo, kad išėjimas buvo. Lūkesčiai žodžiu dideli, o kai bus, tai matysim. Tai netempiam gumos, varom gaudyti, ne? Bandom. Vanduo kaip ir neblogas atrodo, lygis jau pakrytęs stipriai. Skaidrumas irgi, pusė bėdos, nėra kažkoks mutnekas, ne? Nu, gaudoma, viskas. Viskas, kaip sakyt, Viskas tvarkoj, normaliai. sąlygos geros, tik blema tas rūkas toksai, tai biški neramina, bet nu tikėkimės, kad valgyt norės šlakis. Varom. Bandom. Ne? Šaunam arbatas ir varom žuvaut. Nu ką, dėdai, dėsi pradžiai? Vokietuką. Vokietuką. Nu, davai. Vokietuką, tai kokį man tada dėt? Kokį? Japoniuką gal? Nu, hebra, patarkit, ką man dėt. Kaip susikabinė. Žilvis ant vokietuko. Aš ant japoniuko bandysiu tokio. Nu ką, jaučiu žilva bus -1 wobleris, per vidurį upės kažkur zacepas. Ir taip kietai. Eik tu savo, kaip gaila, nu. Tokį gražų timoniuką užsidėjau ir per vidurį upės įkybo. Apa. Gaila, blema, toks gerulis man jisai buvo tas vobleriukas. Nu, bet reikia Neptūnui duoklę atiduoti. O jeigu apeiti reikės brist vėl, ne? Gal čia ir nieko baisau, žinok. Tik tais reikia ant šakos pataikyti, klipt.
Čia tau ne po parką vaikščiot su žmona. Čia biškai įdomiau. Vai, kaip gaila vobleriuko man. Toks geras buvo, nu. Tik pradžia žvejybos ir iš karto duoklė Neptūnui. Ai. Nu ką, reikia nusivalyti ašaras, susirišti naują floriką ir darbuotis toliau. Tikėkime, bus vienintelis praradimas. Eina savo tankumynas. Nesuprantu, kaip čia praleist akių neįsibadžius. Eina savo. Meškerė virš galvos. Kažkaip. Ne. Čia. Ai, nesau. Opa, chebrytė. Oho, kaip jisai čia duoda. Kaip jisai čia duoda. Stiprus žuvinas. O, stovi realiai ant srovės. Realiai O, išlindo biškį į viršų. Jėgelė. Noriu išsivesti į šitą į ramų vandenį. Bet prieš srovę eina. Bet paėmė turbūt ant srovytės jau kampo sulėtėjimo. Nu, fainulka. Kaip čia keistai man voblerį išloja. Bet jau matau klausyk kirmelėtas. Aha. Čia. Nu, tai ant nugaros kirmelių. Jo. Aha, įparkuotas. Yes! Jej! Bam, kailį. Bliamba stiprus ant srovės gerai čia davęs. Gerai, jeigu da baigsi pasakyti. Čia ką? Da baigsi pasakyti filmuot. Kaip paleidinėsim. Nu, fainai va. Ką, tai pafilmuok? Ar jau bėgti gaudyti? Ne. Tai žinai, reikia pradėti visomis voblerių. Jo. Kokią fotkę gal padaryti. Mhm. Tai aišku padarys. O, tas bleidra neratinti kažkokį video. Nu, panašiai. Nu, davai dar pafilmuosi, kaip paleidžiam. Mes tą telefoną šiandien. Hei, gražuolis. Nu, o, kaip jis čia. Toks atrodė jau pavargęs. Jo, biškai sumaišė Jėgelė. grantus. Liuk. Bliamas, stipri žuvis. Jej. Nice. Tikėkimės ne paskutinis.
Jo. Ne, nu aš kaip visą laiką. Nebūčiau aš. Norėjau būti gudresnis už 5-oką. Tai jau kaip papuoliau, tai papuoliau. Savo nesuprantu, kaip man čia išeiti ir kada čia pasibaigti. Sušikti karklai. Iki upės niekaip. Išeit į laukymę irgi niekaip. Kokia velnės čia. Ėjau. Nu, čia dar iš vis kažkokia pelkė. Kaip man čia kur? Nueit, nežinau. Biškį jau net nervas ima. Į kokius aš čia nesąmonės įlindau. Tai šernas būsiu visas. Eik savo. Dar būtų gerai, kaip rytkelnių neprasidūrus. O dar matau ir vandens. Kažkokia pelkė. Eina savo. Mobleris į šaką įkliuvo. Nu kaip tu žmogus gali tokiai situacijai, kad ir koks ramus būtum, kaip tu gali nesikeikti. Nu. Imk pyragą. Imk dešrelių. Aš dar nepavalgiau. Nepavalgėtų? Gerai. Paimsiu gabaliuko dešrelių. Pietų metas pas mumis. Kaip pasisekė, Žilvinai? Pasakok. Iš 2 nei vieno. 2 kibimai, 0 žuvies. 2 kibimai. Vienas labai atsargus toks bakstelėjimas, linktelėjo ir nieko. Kitas palei krantą visai tiesiog prispaudė, net toks kaip nekibimas. Mešrę pakėliau. Pats į krantą be jokio spurdėjimo, be nieko pasidavė, iš krūmo kažkur įnešė, iškyla viršų, apsivertė ir atsikabino. Toks vaizdas, kad labai neaktyvus. Visiškai tokie atrodo abu ir visiškai tokie, be išraiškingų kibimų tokie. Tai va tik tai taip. Atbulais dantim. Visiškai. Mes valgysim pilnai žandais. Ja, man tau iš 2-0, man iš 1-1. Nu kaip ir, ką žinau, yra buvę ir geriau, bet yra buvę ir blogiau, tai kaip čia pasakys, aišku. Dar jaučiu, kad pagausit. Tai reikėtų gal. Oras pasitaisė biškį, matai, saulė išlindo, gal kažkas. Tu kalbėk, aš valgysiu. Pajudės aktyviau gal truputėlį. Nes kai atvarėm, dar toks ir rūkelis buvo, pniukė buvo. Ir tą ruožą nemažą praėjom tokį su tikėjimu. Bet kažkaip kur tikėjom, taip nelabai ir buvo. Aš tai visą laiką sakau, kad nepatinka man ta saulė, žinai, visą laiką norisi, kad apsiniaukę būtų, kad ten toks, man patinka toks oras, o tau, matai, atvirkščiai. Man kažkaip jau man patinka saulė. Tau geriau saulė. Aš prie saulutės pagaunu. Tai skaityk realiai, kiek čia dabar tų valandų, net nežinau. 12 beveik. 12 be 10. Tai skaityk. Iki pietų ir prabuvo, taip apsiniaukė dabar, va, tik ką tik skaityk ir išlindo tą saulę. Prasigėdrino. Tai va, tai užkasim, biškį atsipūsim, atgausim jėgas. Jo, nes yra ką veikti čia vaikščiot. Dar truputį pakartosim. Jo, dar praseisim. Tikėkimės, po pietų bus geriau negu iki pietų. Viltis yra. Taip, yra, visada. Niekada nereikia prarasti vilties. Ypač žvejybai. Taip. Paskutinių metimų gali būti. Taip.
tai plausim batukus Žilvį. Bolaka. Pažiūrėk, čia koks. Blynas. Eik tu šikt. Bliama, kaip užleidau šudinai. Ir vėl bus minus wobleris. Nu bet čia jau žioplys pats nepamačiau. Tiksliau per vėlai pamačiau. Antras wobleriukas. Šį kartą prie segtuko nutrūko. Bent tiek gerai, kad florą nereikės rištis. Truputį gaila. Aišku, dažniausiai nutraukė favoritinius, nes daugiausiai ir gaudai ant tų, kurių pagavęs, ant tų, kurių tikėsi, kad pagausi. Jau kur nežinai dugno ten kažką, kokius kelmynus, tai meti bele kokius. O čia tai kaip ir viskas aišku, tik tai tiesiog nelaiku pamačiau šaką kitoje medžio pusėje. Tai nežinau, ką čia man dabar užsidėti. Ką patarsit, saulė išlindo. Gal kažką su auksu? Tokį va. O gal su rūžavu tokį? Nu, pasakykit, kur įdėt. Jaučiu su auksu dedu, ne? Nu, davai. Bandom su auksu. Rudenį turėjau ant jo lašį nerį pakabinęs, bet dėja neištraukiau. Ištraukiau lašį rudenį ant to, kurio šiandien pagavau šlakį. Gerai, varom žvot. Gali būt. Nu, pasakok. Kaip tau pasisekė šiandien? Krante nei vieno. Realiai du kibimai, o trečias toks neaiškus toksai kimtelėjimas, toks prispaudimas. Tai kaip ir tuščiai. Žodžiu, Žilvio prognozės, kad po pietų saulė išlindus pagerės, nepasitvirtino. Ne. Ką turėjom, tą turėjom iki pietų iš ryto. Tai man vienintelis kibimas, vienintelis tas šlakiokas krante. O Žilviai du tikrai kibimai, o trečias ant klaustuko. Kažkoks toks neaiškintas. Nu, žuvis buvo, nes to vietoj pravedinėjau dar, nei kabino, nei nieko, bet imtelėjimas buvo toks. Duslus toks minkštas. Taip sakant, ne kasdieną šventą Joną. Kartais ir geriausiai nepagauna. Čia jau nekukliai pasakiau. Nu ką darysi, kaip yra, nėra čia ko betnelintis. Gražiai diena, gražus oras. Nusivaikščiojom, palandžiojom kur nereikia ir kur reikia. Ir varom namo ilsėtis. Iki kito karto kažkur jau ant rimtesnės žvejybos susimakysim. Užtek čia tos gainiotis ateivius iš jūros. Paliksim iki ramybė iki rudens turbūt. O gero. Šapalą reikės pradėti kokį ieškoti. Nu jau labai laukiam šapalą ir Žilvis jau
nekantrauja, aš tai dar, tai ta tai ana, jisai tai išvis realiai tik šapalą gaudo. Šapalinis kažkoks tai. Nu, tai jam sunku žmogui. Nu nieko, jau nedaug liko. Laukti, kaip nors išlauksim. Gerai, Šaika. Visiems gerų žvejybų, gražaus pavasario. Iki susimatymo.